Na ką, iki kitų metų liko visiškai nedaug, ar ne? Ir kitais metais vėl teks deklaruoti pajamas ir vėl bus galvos skausmas prekiaujantiems Vintede. Tai žiūrėk, jeigu tu perki prekes ir jas perparduodi ir dar klausi, ar tau galioja tie 2,5 tūkstančio eurų neapmokestinamų pajamų, tai labai gerai pagalvok dar kartą. Jeigu perki ir perparduodi, vadinasi, vykdai ekonominę veiklą. Tie 2,5 tūkstančio yra skirti ne ekonominiai veiklai vykdyti, o kažkokiu tai savo daiktų pardavimui, nebūtinai drabužių, tai gali būti ir šiaip kažkokie tai savo daiktai, kuriuos tu parduodi ir pardavus jų už 2,5 tūkstančio nereikia mokėti jokių mokesčių. O jeigu jau nori vykdyti veiklą, ekonominę veiklą, tai ir legalizuok ją. Išsiimk individualią veiklą pagal pažymą. Jeigu tai pati pirmoji savarankiška tavo veikla, tai tau nereiks mokėti pirmaisiais veiklos metais valstybinio socialinio draudimo įmokų. Bus šitų įmokų atostogos. Ir susimokėsi galimai, jeigu tos pajamos iki 20 tūkstančių apmokestinamųjų pajamų, tai susimokėsi 5% GPM. Ir ramiai sau tame Vintede prekiausi, nors sako, kad ten ekonominė veikla negalima, bet ten ko gero didžioji dalis prekių ir yra perpardavinėtojų. Perkasi kažkur skudurynuose ir perparduoda. Įdomioji dalis yra ta, kad jeigu perki prekes skirtas perparduoti, tai tu turi turėti įsigijimo dokumentus. Tikrai mano kelyje pasitaiko labai daug žmonių, kurie tiesiog neturi jokių dokumentų, kas ten tau kažkokiam tai labdarinė duos sąskaitą faktūrą. Tai pagal mažmeninės prekybos įstatymą, jeigu vykdai prekybos veiklą, tai tu turi turėti įsigijimo dokumentus, net jeigu ir naudoji 30% išlaidų fiksavimo būdą. Bet susiimk jau dabar, kad kitais metais nebūtų galvos skausmo. Ir dar noriu pasakyti vieną dalyką. Lygiagrečiai, tu gali vykdyti veiklą pardavimui, jinai gali būti pakankamai pelninga, bet kai tu jau matai, kad gauni pelną, tai įdarbink tuos pinigus. Nueik į mano Linktree, ten rasi nuorodą į Financial Lithuania. Taip pat į komentarus įdėsiu nuorodą, pasižiūrėk edukacinių video apie tai, kaip galima įdarbinti, duoti savo pinigams darbą ir galų gale tegul ir jie dirba lygiagrečiai su tavimi. Pasinaudosi investicinės sąskaitos galimybę ir žiūrėk, kitais metais tavo mokestinė našta neatrodys tokia baisi ir nebus tiek triukšmo, kiek šiais metais buvo triukšmo, kai reikėjo žmonėms deklaruoti pajamas, ypatingai tiems, kurie vykdo tokią veiklą ir jos nelegalizavę. Tai pelningo verslo, eik į mano Linktree, susirask jau mano minėtą Financial Lithuania.